Na, jeigu pasakyt, kad mums sekasi nelengvai, tai čia pasakyti nieko. Mums iš tikrųjų, na, susidurėm su įvairiais sunkumais, su trūkdžiais, su visų pirma su palaikymo trūkumu. Palaikymo turiu omeny ne žmonių morališkai, ne žmonių, reiškia, kurie ten vienaip ar kitaip mus slaptai kažkaip tai, reiškia, paspaudžia ranką ar dar kažką, bet šiaip aktyvaus tokio palaikymo. Todėl, kad dėl paprastos priežasties žmonės, reiškia, bijo. Ir mes žinom, kad tai vyksta, žinom, mums tai sako iš įvairių regionų, žmonės, kurie mus palaiko, sako, žmonės, reiškia, bijo ateiti su jumis susitikimą, ypač tie, kurie dirba valstybinėje įstaigoje arba turi kažkokių tai su valstybė interesų. Jie bijo, reiškia, ateiti, bijo, tai ką šnekėt apie tai, kad jie bijo stoti į partiją ar bijo, reiškia, eiti į, sakykim, taip, na, ten kažką organizuoti, mums jie tiesiog bijo prarasti darbą, bijo prarasti pašalpas, bijo prarasti daug visokių dalykų. Iš kur ta baimė yra? Įsivaizduokite, jeigu kiekvieną dieną apie jūs rašytų, apie tą judėjimą, prie kurio jūs prisijungėt, turint omeny apie Eduardą Vaitkų, rašytų ir rašo dabar kiekvieną dieną neigiamą, reiškia, straipsnį apie tai, kad jisai prokremlinis, prorusiškas ir jo interesai, jo nuomonė, jo žinia Lietuvai prieštarauja nacionalinio saugumo interesams. Čia yra trys pagrindiniai tokie, sakykime, kaltinimai, reiškia, jo atžvilgių ir jį palaikančių žmonių atžvilgių. Tai visi kiti, kad jis yra vatnikas, kad jis ten dar kažkas, apie tuos epitetus, mes negalime normaliai diskutuoti, todėl kad aš manau, kad jie skirti, reiškia, tokiem trenktiems, visiškai nieko nesuprantantiems žmonėms. O iš šituos, kad jis yra, reiškia, prorusiškas, galėtumėm, na, biškiuką panalizuoti. Jeigu šnekama, kad jis prorusiškas, tai iš kur tas prorusiškumas, reiškia, kabinamas jam, kam jisai kabinamas? Jis konkrečiai, jo vienas iš pagrindinių, reiškia, šūkių ir vienas, ta prasme, pagrindinis, ne vienas pagrindinių, kad Lietuva neparduodama nei rytams, nei vakarams. Tai reiškia, rytai tai yra Rusija, tai reiškia, jisai ir rusams nenori parsiduoti, jisai neleis, kad kažkas pardavinėtų Lietuvą rusams. Taip pat ir Briuseliui, vakarams ten, Amerikai ar dar kažkam. Jisai, reiškia, būtent deklaruoja, kad Lietuva neparduodama. Tai iš kur tas prorusiškumas? Tai tada, kaip šnekama, kad prokremlinis, tai yra lygiai, reiškia, tas pats kaltinimas kaip ir prorusiškas, tai čia yra, na, lygiai ta pati nesąmonė. Na, o trečias dalykas dėl nacionalinio saugumo, reiškia, interesų, reiškia, na, kenkimo arba grėsmė, kad jis yra grėsmė nacionaliniam saugumui. Norėčiau pasakyti tokį dalyką, kad mūsų nacionalinis saugumas iš viso yra viskas sudėta į nacionalinio saugumo strategiją. Strategija yra, reiškia, paruošta pagal nacionalinio saugumo pagrindų, reiškia, apsaugos įstatymą. Ir pagal tą įstatymą strategija kas 5 metus jį turi būti keičiama, o kiekvienais metais jį gali būti koreguojama. Priklausomai nuo geopolitinės situacijos, priklausomai nuo vidaus situacijos. Todėl sakyti, kas gali keisti, reiškia, šitą strategiją. Keisti gali, reiškia, Seimo nariai, vyriausybės nariai ar kitos visuomeninės organizacijos. Tai mes einame į Seimą, mes siūlome koreguoti mūsų nacionalinio saugumo strategiją ir mus kaltina, reiškia, kad mes veikiam prieš nacionalinio saugumo, reiškia, interesus Lietuvos. Tai mes einam į Seimą ir deklaruojam, kad situacija šiek tiek pasikeitė, net ne šiek tiek, o gerokai pasikeitė ir reikia ją persvarstyti nacionalinio saugumo, reiškia, strategiją. Kad, reiškia, kad va, dėl to, kad, reiškia, mes kvestionuojam šitos klausimus, keliam diskusiją į šitos klausimus, mes kenkiam Lietuvai, mes, reiškia, veikiam prieš Lietuvos interesus. Čia yra visiškas nonsensas, bet šitą dalyką, kaip sakoma, kiekvieną dieną žmonės, reiškia, tai mato ir žmonės tuomet, jie nenori, reiškia, viešintis, kad jie prisideda prie tokios veiklos, kuri yra visiems transliuojama, kad tai yra nacionalinio saugumo, reiškia, grėsmė nacionaliniam saugumui.